Jau studijų metu dažnas studentas pradeda dairytis darbo, nes nenori priklausyti nuo tėvų, planuoja kuo anksčiau pradėti kaupti darbo patirtį. Ir smalsu, ir baugu. Svarbu iniciatyva labai to žmogaus. Ir vienareikšmiškai, kad būtų pozityvus, degtų norų. Nėra taip lengva susirasti pirmą darbą, kai neturi patirties. Tai aš manyčiau, pirmiausiai jie turėtų susirasti praktiką dar besimokydami. Ar ne, kad turėtų kažkokį tai įrašą ir po to atėję pas darbdavį, parodę savo kantrybę, iniciatyvą ir pozityvumą, tikrai gali gauti gerą ir gerai apmokamą darbą. Teko ieškoti darbo ir ne vieną kartą ir ten dažniausiai būna tie pokalbiai sėkmingi. Iš pradžių tu lauki to skambučio, tada nėra baisu, tu tiesiog lauki kažko tikiesi. Jau tada, kai lauki skambučio, tada iš pradžių galvoji, ar šičia viskas bus gerai, o toliau jau kai ateini, lauki to už durų, kai sako, palauki dar 5 minutės, tada tu sėdi ir jau pradedi jaudintis. Tada jau galvoji, ką šnekėsi, kaip ką šnekėsi ir panašiai. Tai būna tada jau jaudulys būna. Pirmą pokalbį, kad jau iš tikrųjų buvo ganėtinai baisu, nes nežinai, kas ten tave laukia, nežinai, kokie žmonės sėdės ir tiesiog klausinėta visokių klausimų. Tačiau kiekvienas nerimas duoda tam tikrų vaisių ir paskui labai smagiai tiesiog įsilieji į kolektyvą ir dirbi. Niekas ten neateis tau ir nepasakys gal darbą, reikia pačiam ieškoti, pačiam domėtis. Jeigu nepasiseka, tai dar nereiškia, kad visur nesiseka. Toliau ieškoti. Pozityviai nusiteikti, eiti ir daryti, tiesiog bandyti. Padrąsinimų ir sėkmės receptų įsiliejant į darbo rinką jaunieji specialistai ėmėsi įmonių mugėje bei seminarų metu. Manau, kad tai puikia galimybė studentams pabendrauti su darbdaviais, užmegzti pirmuosius ryšius, įgauti patirties, kaip reikia su jais kalbėti, pasidalinti savo žiniomis. Pirmo kurso studentams, tai jie labai puikia galimybę turi pasipraktikuoti, kaip reikia kalbėti su darbdaviu. O trečiakursiai, žinoma, jie jau po truputį pradeda galvoti apie galimybės, taip kad, manau, tai yra puikia galimybė susirasti darbo vietas, o įmonių atstovams užmegzti kontaktą ne tik tai su Kauno kolegijos administracijos darbuotojais dėl bendradarbiavimo ateityje, bet lygiai taip pat susirasti studentus praktikai ir darbui.